Europos Sąjungoje didelis dėmesys skiriamas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai. Lietuvos ūkio plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategijoje nurodyta, kad smulkaus ir vidutinio verslo plėtoti Lietuvoje turėtų tapti viena iš prioritetinių ekonominės politikos krypčių. Parama nežemės ūkio verslui kaimo vietovėse teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Parama pagal šią priemonę teikiama mikro įmonėms kaime ir kaimo gyventojams, užsiimantiems nežemės ūkio veiklą. Ir yra reikalavimas įmonėms teikiančioms paraiškas vykdyti veiklą. Yra dvi galimybės. Galima ateiti su gražia idėja ir gražiais norais, pateikti agentūrai paraišką ir pasitikrinus savo idėjos realizavimo galimybės, gavus pritarimą, tiesiog kurti įmonę, atlikti visus registravimo darbus kokius ir kitus, biurokratinius dalykus susitvarkyti, kurių reikia konkrečios įmonės veiklai. Nežinom, tos veiklos gali būti labai skirtingos ir kiekvienai veiklai yra nustatyti atskiri reikalavimai. Arba gali ateiti jau su patirtim asmenys ar tos pačios įmonės ir kreiptis šios paramos. Kaišiadorių rajone įsikūrusi įmonė teikia projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Parama verslo kūrimui ir plėtrai, norėdama įsigyti nendrių šienavimo mašiną. Sakykit, o kam ji reikalinga? Mūsų įmonė užsiima nendrinių stogų dengimu, tai mums tos nendrės, mes jų daug sunaudojam ir mums reikalinga. Ir dar galvom, kad galim parduoti ir kitur jas. Tai mes šiek tiek turim tokių nendrių mašinų, o dabar galvojam, kad padidinti pajėgumus ir įsigyti modernesnę ir geresnę mašiną. Tai sugalvojom pasinaudoti tą paramą ir tą mašiną įsigyti. Paraišką teikėte pagal supaprastintas taisyklės. Tai gana nauja. Sakykit, kiek laiko truko jūsų paraiškos vertinimas? Kokia jūsų patirtis? Vertina gal 2 mėnesius ir dabar prieš Kalėdas gavom atsakymą, kad mums tą paramą patvirtino. Nors dar netolimoje senovėje nendriniai stogai buvo kasdienybė, ypač pajūrio kaimuose. Tačiau nendrių ruošimas šiais laikais gana retas verslas. Sakykit, kokiem dar verslams yra skiriama parama? Verslų sąrašas yra iš tiesų didelis. Jeigu pradžioje mes buvom patvirtinę nerimtinų veiklų sąrašą ir ministerija susilaukė daug kritikos, kad mes neduodam galbūt idėjų žmonėms ir matant tik neremtinas veiklas, žmonėms labai sunku sugalvoti, kas yra remtina. Tai jeigu mūsų klausytojai yra girdėję, toksai yra klasifikatorius ekonominių veiklos rūšių, mes jį padalinom, kitaip sakant, į 2 dalis ir išvardinom remtinas ir neremtinas veiklas. Tai jeigu mūsų klausytojai pavartys taisyklės įgyvenimo, tenai ras vieną iš priedų, kuriame yra išvardintos remtinos veiklos. Ir šių remtinų veiklų sąrašą artimiausiu metu mes numatom dar praplėsti. Visai neseniai yra įvykęs ministerijų pasitarimas ir gautas vadovybės pritarimas, tas sąrašas dar bus didesnis. Kadangi remtinų veiklų sąrašą mes taipogi turim derinti su kitomis ministerijomis, kurios vienaip ar kitaip administruoja paramą skirtą verslo plėtrai. Parama skiriama tiems, kurie mažąja dalimi yra susijęs su žemės ūkiu arba iš viso nesusijęs su žemės ūkiu. Tai yra kaimo gyventojas, galbūt tai bus mokytoja, galbūt šiaip kultūros namų darbuotojas ar galų galia šiaip žmogus, kad ir dirbantis samdomų darbuotojų kokioje žemės ūkio bendrovėje, bet pats realiai žemės ūkio veiklos nevykdantis. Galbūt tai bus žmogus atvykęs iš kokio rajoninio miestelio ir ketinantis savo verslą kurti kaime. Ir čia yra pagrindinis reikalavimas įdarbinti kaimo žmonės, kad nemažiau kaip tokios įmonės darbuotojų būtų, nemažiau kaip 50% tokios įmonės darbuotojų būtų kaimo gyventojai. Įmonėje kartu su administracija dirba 9 žmonės. Ar jie visi gyvena kaimo vietovėje? Kiti iš kaimo, iš apylinkės tos pačios gal. Kol kas nendrių pjovimo kombaino panaudoti nėra galimybės, nes nendrės stogų dengimui pjaunamos žiemos metu, palei ledo paviršių, kuomet ledo storis siekia 15-20 cm. Nupjautos nendrės rūšiuojamas pagal 3 ilgius. Tada jas nusipjauna, jos gali būti ilgesnis, bet tada, kada antrinis rūšiavimas reiškia būna jų, tai tada jos ir atsipjausta jų galai reiškia ir tada pasidaro pagal tos ilgius, reiškia ilgesnis
tai reiškia susirūšiuoja pagal ilgius. Tada jau kada būna pirminis, reiškia, šienavimas tai yra ežere, nusišienauja, susivežam kažkur tai patalpą, jos paguli kažkiek tai padžiūna, o tada jau rūšiuojam antrą kartą jas ir tada susirūšiuojam pagal tuos, reiškia, ilgius. Tai va, tas ilgis netiek svarbu, nendrei, kad būtų jinai, nestora būtų, vidutinio storio, reiškia, storiausiai iki 5 mm, 6 mm storio. Ir kad nebūtų antramečių nendrių. Kuliukai, kada susiriša, jie turi būti smailėjančios, reiškia, formos. Nendrė turi būti tiesi, ne kokia kreiva ta pati. Kada surišia, atrodo, kad jinai tiesi, bet kada išleidus, tiek jinai turi kreivą. Kuo ypatingas nendrių pjovimo kombainas ir kuo jis skiriasi nuo dabar turimų? Pakankamai jau nemažas pajėgumas ir jis iš karto, kaip ruošia tas nendrės, jis iš karto išvalo jas ir išveža į krantą. Reiškia, kažkur iš ežero ten į krantą, iš kur tu vėl gali ją pasikrauti, transportuoti. Tai va to ir skiriasi pagrindė, pagrindė pajėgumas. Gali pagal aukštį, reiškia, kirst nendrės, nes jos būna kitas ilgas, kitas trumpas, o ten reguliuojasi aukštis. Pakankamai naši nauja technika. O koks kombaino našumas? 5 iki 5 hektarų per dieną. Iš 5 hektarų tai apie 20 000 kuliukų. Palyginimui, kiek galima padaryti per dieną su senaisiais kombainais ir rankiniu būdu? Rankiniu būdu, tai jeigu gali per dieną ten nušienauti, aš nežinau, gal 100 kuliukų. Vienas žmogus, sakykime, tai jeigu 3 žmonės, tai gal 300. Mes nušienaujam ten irgi apie porą tūkstantį kažkur tai. Nendrių šienavimo plotus reikia tinkamai paruošti. Neužtenka pamačius nendrės augančias ežere nušienauti ir manyti, kad jomis bus galima dengti stogą. Pirmaisiais metais jos nušienaujamos, o tik antraisiais metais ataugusios nendrės naudojamos stogų dengimui. Nendriniai stogai yra ilgaamžiai. Tiesa, jiems reikalinga priežiūra. Kas 7 metus juos reikia impregnuoti nuo gaisro, valyti samanas ir lapus. Jūs gavote patvirtinimą, kad projektui nendrių pjovimas ir apdorojimas pritaikant jas stogų dengimui skiriama 149 161 lito parama. Koks jūsų požiūris į tai, jog Europa remia verslo projektus kaime? Vis tiek kažkokia tai parama ar kaimo, ar aplamai verslui šiuo laiku tai labai iš tikrųjų geras dalykas. Vis tiek svarbiausia, kad būtų idėja ir tada bandai kažkaip tai ją įgyvendinti. Tai vat, mes irgi, kaip ir daugelis ūkininkų ir žmonių pasinaudoti, pabandėm tą paramą ir mums pavyko. Šiam projektui buvo pritaikytas 50% intensyvumas. O koksai šiuo metu taikomas? Paramos intensyvumas, kaip ir kaimo turizme, buvo padidintas nuo 50% iki 65% ir lygiai taip pat, jeigu tai būtų puoselėjami sertifikuoti amatai, kuriamas kažkoks amatų cechas, tai parama būtų 75%. Visuomet galioja nuostata, kad investicijas pirmiausiai turi patirti projekto vykdytojas, o tik po to gauti kompensaciją. Ar nėra planuojami pakeitimai? Šiai dienai šita parama visa yra kompensavimo principų paremta. Tai yra, pradžioje žmogus turi atlikti investicijas savo ar skolintomis lėšomis ir tik vėliau jis atgauna pagal nustatytą paramos intensyvumą savo, investuotus pinigus. Tačiau ministerija yra pateikusi Europos komisijai prašymą numatyti avansavimo galimybę. Kol kas šiai dienai aš tiesiog nieko negaliu pasakyti, nei paguodžiančio, nei džiuginančio. Viskas, aišku, priklauso nuo komisijos nuostatų. Bet kokiu atveju, jeigu tai ir būtų leista, žmogui reikėtų gauti garantiją. Jeigu gerai atsimenu, tai 50% tos sumos. Sakoma, kad geri darbai ir gražūs pavyzdžiai užkrečia. Tad naudokimės galimybėmis sukurti savo verslą ar padaryti jį konkurencingu.